Mėly Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos nariai, bendražygiai, bendraminčiai, draugai ir bičiuliai. Šiandien yra pats tamsiausias, bet tuo pačiu ir šilčiausias bei nuoširdžiausias metų vakaras, nes prie šventų kūčių stalo susirinkame su savo šeimos nariais ir artimaisiais. Lauždami šventą kalėdaitį palinkėkime vieni kitiems sveikatos, ramybės, supratimo, krikščioniškai artimo meilės. Mūsų tautos dainius poetas Justinas Marcinkevičius dienoraštyje be datų rašė: suprasti žmogų tai be galo daug, tai beveik nepasiekiama, nes kiekvienas supranta tiek, kiek turi savyje, kiek randa savyje. Taigi, suprasti save, suprasti kitą. Suprasti kitą, suprasti save. Šį stebuklingą šventų kūčių vakarą įsiklausykime kiekvienas į save ir išgirskime savo artimą, šalia esantį žmogų. Prašau Dievo palaimos ir taikos mūsų tėvynei ir mums visiems. Džiaugsmingų šventų kalėdų.